Sveiki, bičiuliai! Šį kartą parodysiu, kaip gamtoje išsikepti pyragą. Ne šiaip kokį pyragą, bet pyragą greipfrukte. Ta patį galima padaryti ir apelsinę, didesniam greipfrukte. Šiuo atveju pas mane yra toks didesnis greipfrutas, citrusinis vaisius, duos tam tikrą aromatą mūsų pyragėlį. Prieš kurį laiką rodžiau, kaip namie pasiruošti tešlą pyragaičiams, susidėti viską į užsisegamą maišelį, iš karto namuose, tai dabar man nereikia nieko ruošti. Žinoma, šiuo atveju biški miltų tešlai, viso mišinio tešlai yra šiek tiek per daug. Aš naudosiu jo tik pusę. Ką dabar darau aš su greipfrutu? Man tiesiog reikia kažkiek jo nupjauti, viršūnėlę nupjauti ir išsiskopt vidų. Žinoma, vidaus aš neišmesiu, o suvalgysiu. Vis dėlto skanus vaisius. Pjaunam aplinkui, kad gautųsi tokia kepurėlė. Neišmeskim kepurėlės, mums jinai bus reikalinga. Na, o vidų suvalgome. Irgi stenkimės nepažeisti kiauto, kevalo. Išskobėm vidų, vėliau į tą vietą dėsim mūsų tešlą. Skobimui naudosiu štai tokią sporką, šaukštašakį. Ir tiesiog paprastu būdu po truputį, aišku, greipfruktas sultingas, taškosi. Darbas, aišku, ne iš švariausių. Štai greipfrutą kaip ir išskobiau, tikrai skanus. Dabar kas beliko, tai tiesiog įpilti šiek tiek mūsų miltų mišinio pyragaičiui ir atskiesti su vandeniu, ir kad galutinai tešla gautųsi ne daugiau pusės greipfruto, nes pagal idėją jinai turi dar ir pakilti. Šiek tiek vandens. Galima maišyti rankom arba tą pačią šaukštašakę. Jeigu trūksta miltų, dasipilam. Jeigu trūksta vandens, taip pat dasipilam. Šiuo atveju man dar šiek tiek ir to trūksta. Dabar šiek tiek per daug vandens įpyliau. To pasekoje pilu dar šiek tiek miltų. Ir padarome tokią tirštą masę.
Štai gavosi tokia tiršta masė. Kaip minėjau, pilame tos masės nedaugiau pusę greipfruto ar kito vaisiaus kiauto, nes jinai dar turi kepdama pakilti. Ką darom toliau? Taip. Dedam ant viršaus išpjautą dangtelį. Vyniojame viską į foliją. Iš esmės galima žarijose kepti ir su kiautu taip, bet šiuo atveju suviniosiu į foliją, kad išvaizda vėliau būtų gražesnė. Štai turiu aliuminę foliją ir tiesiog paprastai paėmė ir gražiai suvinioju. Tai mūsų pyragaitis pasiruošęs eiti į laužą. Šiek tiek apsitvarkau laužą. Dedu pyragaitį. Ir užverčiu žarijom iš visų pusių. Tai tikrai jam ten bus šilta ir pagal viską turėtų iškepti kažkur per 20 minučių. Nu va, kaip ir praėjo kuris laikas ir žiūrim, kasgi čia mums gavosi. Išsitraukiam iš laužo. Taigi išsitraukiam iš laužo. Leiskim kelias minutės atvėsti ir išpakuosim, pažiūrėsim, kaip mūsų pyragaitis atrodo. Kantrybės neturiu, taigi bandau išsipakuoti ir taip. Va. Iškart matome, kaip tešla iškilo, kaip susitraukė skūra greipfruto. Štai. Beliko tik tais paragauti. Kadangi jisai labai karštas, bandau. Tiesiog nuostabus pyragaitis, jaučiasi ir cinamonas, ir vanilė, taip pat ir pats greipfrutas. Tai tiek šiam kartui ir skanaus!